Prieširdžių virpėjimas tai toks ritmo sutrikimas, kai širdis plaka absoliučiai neritmiškai, chaotiškai. Jo ypatybė lyginant su kitais ritmo sutrikimais, kad prieširdžių virpėjimo metu prieširdžiai aktyviai nebesusitraukia ir jau pačiame pavadinime labai gražiai yra pasakyta prieširdžiai virpa. Tai lemia, kad kraujas prasčiau cirkuliuoja tam tikrose prieširdžio vietose, užsistovi ir tai gali lemti trombų arba kitaip krešulių formavimąsi širdies kameros. Širdžiai susitraukiant su kraujo srove, trombai gali patekti į kraujotaką, nukeliauti į smulkesnes kraujagyslės ir jas užkimšti. Ir tai bendrai vadinama tromboembolinės komplikacijos. Ir čia dažniausiai mes kalbame apie insultą, kai esant prieširdžių virpėjimui, kraujo krešulys nukeliauja į vieną iš galvos smegenų kraujagyslių, ją užkemša ir įvyksta insultas. Todėl ypač svarbu įtarti, nustatyti ir tinkamai gydyti prieširdžių virpėjimą, taip mes galim apsaugoti pacientą nuo insultų. Kita vertus, prieširdžių virpėjimas yra toks ritmo sutrikimas, kuris labai blogina paciento gyvenimo kokybę. Ir pacientai dažnai skundžiasi, kad širdis plaka netvarkingai, neritmiškai, jie labai tai jaučia, tai vargina. Kai kurie širdies veiklos neritmiškumo neakcentuoja, o skundžiasi, kad atsirado arba progresuoja dusulys, kad blogai pakelia fizinį krūvį, kad greit pavargsta, svaigsta galva. Neretai prieširdžių virpėjimą lydi taip pat ir nerimo sutrikimai. Kartais prieširdžių virpėjimas gali būti besimptomis, nejaučiamas ir yra užfiksuojamas tik tai profilaktiškai registruojant elektrokardiogramą. Tačiau insulto požiūriu jis yra vienodai rizikingas kaip ir simptominis jaučiamas prieširdžių virpėjimas.